slepiama tiesa apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ir 91 metų sausio įvykius. Spaudos konferencijoje buvo kviesti dalyvauti ir registruoti kandidatai Respublikos prezidento rinkimuose. Noriu paaiškinti, kad kviečiami visi iki vieno, o dar papildomai ir prezidentas Gitanas Nausėda ir ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė, nors jie spekuliuoja savo oficialiais statusais ir iki šiol nesiregistruoja politinės kampanijos dalyviais. Prezidento kanceliarija patvirtino gavusi kvietimus, jiem nusiųstos visiems nuorodos prisijungti nuotoliniu būdu. Vyriausybės kanceliarija vis atsako jau kelintą kartą, kad jie neaptarnauja politinės kampanijos dalyvių. Suprask, ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės. Na, gal teisybė, ji dar nėra politinės kampanijos dalyvė. Tačiau tiek Nausėda Gitanas, tiek Ingrida Šimonytė labai spekuliatyviai naudojasi savo dabar užimamis pareigomis, vykdo akivaizdžią rinkiminę kampaniją, nesąžiningai kitų kandidatų atžvilgių, nesiregistruodami politinės kampanijos dalyviais. O šiuo metu VRK įregistravosi 7 tokius asmenis ir vienas jų šiandieną yra prisijungęs, tai Eduardas Vaitkus nuotoliniu būdu. Gerbiamas Eduardai. Sveiki gyvi visi, o tema, kadangi ypatingai aktuali ir būtent ne tik su sausio 13 susijusi, o ir su visos Lietuvos likimu, tai šitoj vietoj tylėti ir apsimesti, kad mes nežinome, aš manau, kad negalima, kaip Lietuvos Respublikos pilietis, aš taip manau. Tai ačiū Zigmai Vaišvila, kad jūs mane ir pakvietėte, kaip ir sakėt, kaip ir kitus lygiai taip pat. Ačiū jums. Ačiū, gerbiamas Eduardai Vaitkau. Kodėl buvo kviesti kandidatai į Respublikos prezidentus? Noriu priminti, kad 2021 metų birželio mėnesį 15 signatarų kreipėsi į Seimo valdybą, o prieš tai buvo kreiptasi į prokuratūrą dėl dingusių ir Seimo archyve turinčių būti, tačiau nesančių dokumentų. O būtent, tai Aukščiausiosios tarybos nutarimais 91 metų sausio 8 ir 91 metų sausio 13 sudarytų komisijų veiklos medžiagų dėl 1991 metų sausio 8 ir sausio 13 įvykių prie Aukščiausios tarybos rūmų ir dėl ministro pirmininko Alberto Šimėno dingimo aplinkybių. Taip pat yra dingusi Aukščiausios tarybos krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijos medžiaga, kuriai man teko vadovauti iki sausio įvykių. Visa yra tik tai po sausio įvykių medžiaga, visa dingusi. Taip pat yra dingusi 91 metų sausio 13 dieną Aukščiausios tarybos nutarimų sudarytos Lietuvos laikinosios gynybos vadovybės medžiaga. Yra tik tai formalūs sprendimai dėl komisijos laikinosios gynybos tarybos sudarimo, kurios narių teko ir man atsakomybė būti. Tačiau protokolai, kuriuos mes rašydavome savo ranka, slapta veikla buvo, tai ne taip kaip šiais laikais. Viskas transliuojama, kas vyksta valstybės gynimo taryboje. Yra tik tai nuo medininkų įvykių, nuo 91 metų Liepos 31 dienos, šiek tiek medžiagos. Visa kita yra dingę, ypač svarbus yra laikotarpis nuo sausio 13. Taip pat yra dingusios 12 šaukimo LTSR Aukščiausios tarybos, tai yra tos, kuri kovo 11-90 atkūrė nepriklausomybę, deputato asmens bylos. 11 šaukimo prieš tai buvusios Lietuvos TSR Aukščiausios tarybos, kuri taip pat priėmė begalę labai svarbių sprendimų, paklojusių pagrindą mūsų nepriklausomybės atstatymui. Tai
Nėra Kazimiero Motiekos, Romualdo Ozaro, Tomaševičiaus ir Zigmo Vaišvilos asmens bylų. Tie, kurie 89 metais papildomose rinkimuose buvo išrinkti. Ir beje, nėra į archyvus priduota tų rinkimų 89 metų sausio ir pakartotinų rinkimų Vievio Trakų apygarda, kurioje rungėsi Sąjūdžio kandidatas Vytautas Landsbergis ir jam nepavyko laimėti rinkimų. Kitos mūsų medžiagos yra priduotos į archyvus. Taip pat, kas yra be galo svarbu, apie tai atkreipsim dėmesį, nėra priduota 11 šaukimo LTSR aukščiausios tarybos komisijų darbo medžiagos. Tame tarpe Lietuvos valstybinio suvereniteto ir nepriklausomybės atkūrimo planai, šios komisijos pirmininkų kolegijos posėdžių medžiagų, visa tai, kas buvo realizuota 90 metų vasario 7 dienos tos aukščiausios tarybos nutarimu, paskelbusiu, kad Lietuva 40 metais buvo okupuota, čia aukščiausia tarybų valdžios institucija taip paskelbė. Panaikinusi 40 metų Liepos mėnesio Lietuvos liaudės Seimo nutarimą dėl stojimo į Tarybų sąjungą, denonsavusi Lietuvos TSR stojimo į TSR, į Tarybų sąjungą sutartį ir pakvietusi Tarybų sąjungą derybom. Tarybų sąjungos valdžia, aukščiausi valdžios organai šitų sprendimų nepanaikino. Kovo 11 dokumentai tai naudojo, jūs skaitote, žiūrite kovo 11 aktus, ne tik vieną reikia aktą skaityti, jų 6 buvo. Todėl visa visuma tų dokumentų paklojo pagrindus mūsų nepriklausomybei, kas nauja geopolitinėje situacijoje yra be galo svarbu. Kodėl šitie dokumentai yra dingę? 21 metų Liepos 23 raštu Seimo kanceliarija patvirtino raštu mum 15 signatarų, kurie kreipėmės į Seimą dėl laikinosios komisijos sudarimo, kad nustatytų aplinkybės, kaip dingo šita medžiaga ir kur jie yra, kad Seimo archyve šių dokumentų nėra. Vilniaus apylinkės prokuratūra, nors kreipėmės į generalinę prokuratūrą, 20 metų rugpjūčio 27 nutarimų atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šių dokumentų dingimo, jų nuomonė senatis. Senatis tai senatis. Tačiau šiuo metu mes šiandieną kreipėmės į generalinę prokurorę Nidą Grunskienę, signatarai kreipėmės. Man teko su jie susitikti, aptarti šią situaciją, mes ieškojame sprendimo, kaip tai padaryti, kaip procesiškai tą padaryti, kad prokuratūra galėtų šitą darbą pabaigti. Ir dabar iš naujo renkami signatarų parašai, kreipimasis paruoštas dėl viešo intereso gynimo, nes tai yra be galo svarbus dokumentai, ir yra pakviesti kandidatai į Respublikos prezidentus pasirašyti šį dokumentą taip pat kaip pareiškėjai, jeigu jiem rūpi šis klausimas. Šiuo metu pasirašė tik Eduardas Vaitkus. Klausimas yra toks. Ryt, sausio 13 viešpatie, kas įvyks? Laisvės premija, Seimas, kasmetinė Laisvės premija įteikinės Europos parlamentui už valstybių suvereniteto gynimą. Europos parlamentui, kuris pernai lapkričio 22 dieną priėmė 267 sutarčių dėl Europos Sąjungos federalizavimo, nebelieka valstybių, viskas. Pamirškit valstybės, lieka supervalstybė Europos Sąjunga, jeigu tai bus ratifikuota, ir lieka regionai. Ir šitam fone, aš nežinau, kaip tai vertinti, sausio 13 dieną, kada žmonės mūsų krauju apgynė nepriklausomybę, taikiai.
sausio 13 dieną Europos parlamentui, kuris baigė gyvendinti Maastrichto sutarties tikslą, 92 metais pasirašyta Maastrichto sutartis dėl Europos Sąjungos, jie klaupėsi ant kelių, Lietuvos laisvės premiją simboliškai įteikė Europos parlamentui, pradėjusiam paskutinį nacionalinių valstybių formaliai esančių Europos Sąjungos narėmis likvidavimo procedūrą. Šioje vietoje aš noriu kreipti, aš esu pasakęs, yra du nesisteminiai kandidatai šiuose prezidento rinkimuose, tai prisijungęs Eduardas Vaitkus ir Valdas Tutkus. Aš pasakiau, labai gaila, kad jie yra du ir kad jie tarpusavį nesišneka. Šiemet, švęsdamas prieš savo gimtadienį, Valdas Tutkus savo Facebooko sienoje paskelbė ilgą tekstą, kuris, aš tikėjausi tikrai, kad jau šiandieną, sausio 12, Valdas Tutkus bus čia. Jiem visiems visa medžiaga yra išsiųsta, visiems, be jokių išimčių. Visiems kandidatam. Vietoj to Valdas Tutkus apgailėtinus pradeda pasiteisinimus, tačiau aš nenarplėsiu šitų pasiteisinimų. Šiandien aš kalbėsiu apie kitą dalyką. Valdas Tutkus poste apkaltino mane, Eduardą Vaitkų taip pat, bet Eduardo Vaitkaus reakcija tai yra jo komandos klausimas. Jis apkaltino mane, kad aš tempiu Lietuvą į Tarybų Sąjungą. Ta pati paantrino jo komandos narys, advokato padėjėjas Erikas Pavlovičius, kurio koordinatės vyriausiojo rinkimų komisijoje duotos kaip Valdo Tutkaus atstovo. Aš šitų apgailėtinų veikėjų nekomentuosiu. Aš paskambinau šią savaitę Valdui Tutkui ir paprašiau, normaliai pasišnekėjau, paprašiau, kad jis viešai atsiprašytų dėl kaltinimo Zigmui Vaišvilai, esą aš tempiu Lietuvą į Tarybų Sąjungą. Ir šioje vietoje man pats liūdniausias dalykas yra tai, kad Valdas Tutkus, kuris yra generolas, praėjęs Afganistano įvykius, jis prarado savitvardą. Dėl tokio paprasto klausimo. Jis apkaltino, kad aš meluoju, jog gruodžio 28, kaip pirmą kartą gruodžio 29, kviečiau visus kandidatus į prezidentus čia dėl Europos Sąjungos federalizavimo pasirašyti. Valdai Tutkau, nuomonė be galo svarbi, bet mes kvietėme pasirašyti įsipareigojimą, kad jeigu jūs laimėsit rinkimus, jūs neteiksit Seimui šito neteisėto akto ratifikavimui. Tai yra visiškai skirtingi dalykai. Vietoj to aš išgirdau kaltinimus, kad aš melagis, jog jam esą neskambinau. Gruodžio 28 dieną aš išsaugojau po šito pokalbio Valdai Tutkau tamsta melagis. Išsaugojau savo telefone, padariau vaizdo kopiją ekrano. 28 dieną, 15 valandų ar 16:26 minutės mano skambutis, į kurį Valdas Tutkus nesureagavo, neatsiliepė. Dar daugiau, aš išgirdau kaltinimus, kad su Eduardo Vaitkumi parašiau straipsnių seriją apie Tarybų Sąjungos sugriuvimą, Europos Sąjungą, NATO ir valstybės mūsų nepriklausomybės atkūrimo teisinius pagrindus 90 metais. Aš paklausiau, o tai, kad štai birželio 30 mes čia, šitoje salėje, su Valdu Tutkumi prašnekom apie Ohmano patyčią iš Lietuvos žmonių, iš Lietuvos vėliavos, tai buvo blogai.
Tai, kad Zigmas surašė kartu su Valdu Tutkumi pateikė dokumentus dėl Ohmano baudžiamosios atsakomybės ir procesas vyksta, tai yra blogai. Man galvojat Valdai Tutkau nurodinėti, su kuo man straipsnius rašyti. Ir dėl kokių klausimų kreiptis į prokuratūrą, dėl kokių nesikreipti. Valdai Tutkau, man niekas nenurodinėjo gyvenime. Aš niekieno neklausiau, visada sprendžiau pats arba pasitaręs kartu su kitais priimdamas sprendimą. Ir todėl, Valdai Tutkau, yra paskelbta, kad sausio 15, pirmadienį, 15 val. Lietuvos medicinos bibliotekoje, Kaštonų gatvėje Vilniuje, yra ilgamžio akademijos, ar kaip jį vadinasi, atsiprašau, profesoriaus skelbimo Algimanto Kirkučio, vadovaujančio tą institucijai, renginys, susitikimas su Valdumi Tutkumi, Eduardu Vaitkumi, Zigmo Vaišvila, turėjo dar Rolandas Paulauskas dalyvauti, tie, kurie kviesti, bet matyti jis negali. Tai mielai visus kviečiu ir Valdai Tutkau, jeigu neišdrįsi ateiti į šitą renginį, kur paskelbta, kad tu dalyvauji, ir atsiprašyti viešai manęs. Tu ne kandidatas. Bet labiausiai mane šokiravo nesivaldymas Valdo Tutkaus pokalbėje. Neatsiprašysiu, tu ten, tu su Tutkum, aš su visais kandidatais, kurie pasirašo Lietuvai. O dabar dar vienas dalykas. Yra komentatorių, kurie sako, kodėl čia turi ateiti kandidatai pasirašyti pas tą Zigmą Vaišvilą į spaudos konferenciją. Ne, jie neturi. Jie pakviesti. Ir ne tik Zigmo Vaišvilas, bet Lietuvos visuomenės tarybos. Štai signatarų, 15 signatarų iniciatyva dėl dingusių valstybės dokumentų. Negalit? Kodėl jūsų atstovas negali dalyvauti? Skelbėtės, kad turit komandas? Visi čia, ne tik Valdas Tutkus. O dabar Erikui Pavlovičiui ir Valdui Tutkui aš noriu pasakyti, kas yra Zigmas Vaišvila, jeigu jums nėra žinoma. Tikiuosi, turėjot galimybę užmesti akį į mano oficialiai skelbiamą biografiją, bet aš jums paaiškinsiu kai kuriuos dalykus, kuriuos beje sekmadienį aplankiau Zitą Šličytę Mosėdėje. Ji man priminė kai kuriuos dalykus. Kas yra Zigmas Vaišvila? Zigmas Vaišvila yra tas, kuris 88 birželio 3 dieną vienintelis išdrįso pasakyti, kad reikia pradėti steigti sąjūdį. Visi daug šnekėjo, kaip ir Valdas Tutkus daug šneka, bet aš noriu matyti parašą Valdai Tutkau. Tu vyras ar ne vyras esi? Tu skiriesi nuo kitų kandidatų, ar ne? Kurie bijo, jie bijo tiesos. Ir Valdai Tutkau, tu taip pat bijai tiesos. Zigmas Vaišvila buvo išrinktas Sąjūdžio Seimo nariu, Sąjūdžio Seimo tarybos nariu. Zigmas Vaišvila laimėjo pirmus rinkimus 89 metų sausio 15 Šiauliuose į LTSR aukščiausiąją tarybą kaip Sąjūdžio kandidatas. Ta pačią dieną Kazimieras Motieka laimėjo. Ta pačią dieną Vytautas Landsbergis pralaimėjo, po kelių mėnesių Romualdas Ozolas laimėjo. Tai šitas mūsų branduolys su Justinu Marcinkevičiumi ir Jureta Kupliauskiene sudarė dar Mokslo akademijos prezidentu ir Požela, viceprezidentu Vytautas Statulevičiumi sudarė branduolį, kuris prastuminėjo 350 narių aukščiausioje taryboje be galo svarbius sprendimus. Sąjūdžio ir žmonių. Zigmas Vaišvila buvo TSRS liaudės deputatas. Ne šiaip buvo. Jis vienintelis išdrįso į 2250 TSRS liaudės deputatų Kremliaus suvažiavimų rūmų salę įnešti pundą milžinišką atgimimo laikraščio rusų kalba, dalinti salėje iš 57 mūsų deputatų. Vienintelis prasiveržė pro saugumiečių barjerą deputatam. Zita Šličytė priminė
kai buvo formuojama šitame suvažiavime komisija dėl Ribbentropo-Molotovo pakto, paklojusio pagrindus mūsų nepriklausomybei. Ne jis paklojo, jis palaidojo mūsų nepriklausomybę. O antras suvažiavimas 89 gruodžio 24 pripažino juos negaliojančius nuo pasirašymo momento. Tas sudarė pagrindą ir Lietuvos aukščiausiai tarybai priimti sprendimus ir vienai ir kitai. Zita Šličytė priminė, kai Algirdas Brazauskas, jis su Michailu Gorbačiovu be abejo, ten daug bendravo ir teikė viską iš seno įpročio, kaip pasakė, ką nuo Lietuvos siūlo, čia Zitos Šličytės priminti žodžiai, aš jau buvau užmiršęs. Zigmas Vaišvila pasakė Algirdui Brazauskui: sekretoriau, jūs nebijot grįžti į Lietuvą su tokiu siūlymu? Vat nedelsiant, Algirdai Brazauskai, įrašote Zitą Šličytę ir Kazimierą Matieką. Ir Algirdas Brazauskas taip padarė. Zigmas Vaišvilas su žmona Regina Vaišvilienė buvo Sąjūdžio išsiųsti prieš rinkimus 90 metų vasario 24, 89 rudenį Kanados lietuvių bendruomenės ir JAV lietuvių bendruomenių kvetimu lankėsi Kanadoje ir JAV. Aibė susitikimų su politikais, žiniasklaida, lietuvių bendruomenėmis, surinktos aukos ir naudojantis TSRS liaudės deputato diplomatiniu pasu, kontrabanda atgabenta rotopintai prieš rinkimus. Kas nežino iš šio laikinio jaunimo, KGB registruodavo kiekvieną dauginimo aparatą. Taip aš rizikavau savo šeimą Valdai Tutkau. Bet taip, Ignai Vėgėlė, aš rizikavau šeimą, ne taip, kaip jūs ruošiatės nusiplauti esant karui, būnant prezidentu. Taip tai buvo. 90 kovo rinkimuose, ačiū Ventos apygardos rinkėjams pasitikėjusiam manimi, buvau išrinktas deputatu, balsavau už nepriklausomybę. Buvau krašto apsaugos vidaus reikalų nuolatinės komisijos pirmininku. Kaip jau sakiau, laikinosios gynybos vadovybės nariu 91 sausio 13 naktį išrinktas ministro pirmininko pavaduotoju. Aš noriu pamatyti tą drąsuolį, kuris tą krūviną naktį būtų užėmęs kaip Gediminas Vagnorius ministro pirmininko pareigas ir Zigmas Vaišvila ministro pirmininko pavaduotoją. Prieš tai 90 metų balandžio mėnesį spaustuvėjomose Maironio gatvėje mane sutalžė kartu su kitais 20 draugovininkų Sąjūdžio gynėjų, Sąjūdžio žaliaraiščių, TSRS vidaus kariuomenė. Nes mes gynėme paskutinę Lietuvos valdžios dar galimybę spausdinti laikraščius Maironio gatvėje Vilniuje. Mane užstoti bandęs Darius Šlapakauskas, nes kryptingai veikė prieš mane speckuopą. Jam 2 vietose buvo sulaužytas stuburas. Zigmas Vaišvila 2 kartus prarado sąmonę, sumuštas ir žemyn galva paleistas. Mūsų šlovingas Artūras Paulauskas, Respublikos prokuroras, paslapčia nuo mūsų nukentėjusiųjų, mes pripažinti nukentėjusiaisiais, perdavė bylą TSRS kariniai prokuratūrai. Ačiū kai kuriem Respublikos prokuratūros tyrėjams, kurie pagal kopijas perduotos medžiagos atstatė bylą, prijungė prie sausio 13 bylos. Tačiau, kaip po Ukrainos įvykių priedanga Dalia Grybauskaitė buvo išrinkta 2 kartą Respublikos prezidente, buvo nutraukti 9 ar 10 epizodų šitos sausio 13 bylos. Tame tarpe Maironio gatvė, tame tarpe, kur kolaborantė dirbo Dalia Grybauskaitė dėl aukštosios partinės mokyklos. Viskas buvo nutraukta be motyvų. Skundžiau, o teisėjas Stasys Lemežis iš Vilniaus apygardos teismo pasakė, kad čia viskas teisėta,
TSRS vidaus kariuomenė nepriklausomai Lietuvoje vykdė teisės saugos funkcijas. Valdai Tutkau, Zigmas Vaišvila išdrįso Daliai Grybauskaitės 13 metų sausio 13 į akis pasakyti, kurioje barikadų pusėje jinai buvo iš Seimo tribūnos. Tamsta su savo Eriku Pavlovičium drįstate mane kaltinti veikiant prieš Lietuvą, menkystos, jeigu jūs ne visiškai bailiai atsiprašot viešai prieš žmonių, žiūrėdami žmonėm į akis. Taškas. Neturiu ką daugiau kalbėti apie tai. Aš dar tikėjausi labai Dainių Žalimą šiandieną išvysti, labai nuoširdžiai, nes jis tikrai rašė apie sausio 13 įvykius, ne vieną straipsnį, medžiagą. Jis primena savo biografijoje buvęs sausio 13 prie parlamento. Tikrai labai tikėjausi. Vat šitam žmogui labai svarbus turėtų būti jo tyrimuose, teisiniuose tyrimuose sausio 13 dalykai ir dingę dokumentai. Deja, atsakymo nėra. Galėčiau tęsti savo biografiją, bet tiek to man koktu yra. Aš noriu užduoti klausimą, kodėl šitie svarbus valstybės dokumentai paslėpti. Aš matau dvi priežastis, mano nuomonė. Visų pirma, kadangi Seimo kanceliarijos rašte nurodyta, kad Seimo archyvui dokumentai neperduoti, tai reiškia, klausimas turi būti šis užduotas visų pirma buvusiam aukščiausios tarybos pirmininkui Vytautui Landsbergiui. Nes kiek archyvose mačiau dokumentų, perduotų aukščiausios tarybos dokumentų, juos perdavinė aukščiausios tarybos sekretorius pasirašytinai Liudvikas Sabutis. Ir šitas klausimas yra tuo svarbus, kad aš siūliausi būti apklausiamas liudytojų. Jeigu aš garsiai pasakysiu, kur mano nuomonė yra šitie dokumentai, bent kai kurie, tai imsis priemonių juos slėpti. O aš su visa atsakomybė norėjau liudytojų tai patvirtinti. Tai dėl to šitoj situacijoje deja vienas žmonių, pas kuriuos jis man prisipažino, kad turi dalį tų dokumentų ir prisipažino Vytauto Landsbergio nurodymų turys, pernai mirė. Manau, kad šitie dokumentai griauna Vytauto Landsbergio sukurtą mitą, kad kovo 11-90 metais Lietuvos nepriklausomybę atkūrė atkuriamasis Seimas. Tačiau tokio nebuvo. Istorinė tiesa visiškai kita. 88-91 metais Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybę atkūrinėjo paskutiniai okupacinės valdžios organai Estijos, Latvijos ir Lietuvos TSR aukščiausiosios tarybos. Tokie faktai, tuo reikia didžiuotis. Tauta patikėjo sąjūdžiu, išrinko kandidatus į aukščiausią okupacinį organą ir šis atstatė nepriklausomybę. O 91 vasario 9 užtvirtino tauta referendume. Vasario 9. Aš paskelbsiu išsamų straipsnį apie tai. Aš dabar tik keletą trumpų dalykų. Dėl to, kaip dabar ten Vytautas Landsbergis, jam gadins biografiją šitie dokumentai. Mitą apie atkuriamą į Seimą. Tačiau kita priežastis. Kodėl dingo sausio įvykių dokumentai? Ir aš matau tik vieną priežastį. Todėl, kad pagal tai, ką aš žinau, Vytautui Landsbergiui labai nenaudinga tai, ką fiksavo antroji komisija Alberto Šimėno dingimo aplinkybės ir po to atsiradimo sausio 13 po pietų čia aukščiausioje taryboje, kai jau buvo išrinkta kita vyriausybė. Tos komisijos nariai buvo deputatai Julius Beinortas, Egidijus Jarašiūnas, amžinatilsį Kazimieras Motieka, Rolandas Paulauskas, amžinatilsį Valerijonas Šadreika, Vidmantas Žemelis.
Man labai skaudu, kad tuo nuslepiama dokumentuota medžiaga apie tai, kas tuo metu vyko vyriausybėje sausio 13 naktį. Aš čia šiek tiek pacituosiu. Paryčiais į vyriausybės rūmus atvykusi buvusi ministrė pirmininkė Kazimiera Prunskienė pareiškė, kad žino tikrąją padėtį, kad aukščiausiai taryba jau viskas ir kad daugiau kraujo praliejimo galima išvengti, jei Lietuvoje pavyktų išlaikyti kiek įmanoma tos pačios sudėties vyriausybę, kuriai, supraskite, nebereikės paklusti aukščiausiai tarybai, nes tos tiesiog nebeliks, nebebus jos. O ji pasiaukotų vadovauti tokiai vyriausybei, jei ją išrinktų vyriausybės nariai. Visi rūmose buvę ministrai atsisakė šio antikonstitucinio pasiūlymo. Teisingumo ministras Pranas Kūris pasiūlė Kazimierai Prunskienei vykti aukščiausiąją tarybą, kur buvo svarbus kiekvienas balsas. Gerbiamas Eduardai Vaitkau, beje, pasiūlyta kandidatam pasirašyti ir dėl to, kad reikia keisti prokuratūros įstatymą, jog būtų Lietuvoje nepriklausomas prokuroras. Ir dėl šito klausimo, ir dėl kitų klausimų, kai niekas nenori matyti, kas vyksta iš tikrųjų Lietuvoje. Gerbiamas Eduardai, jūsų komentaras dėl tų dingusių dokumentų, dėl prokuratūros darbo. Tikėsimės, bent jau viešą interesą gins prokuratūra. Tikėsimės. Ir aš kviečiu kitus kandidatus prisijungti prie šito pareiškimo. Šiandien, ryt, poryt, pirmadienį, antradienį aš nunešiu tuos dokumentus į prokuratūrą. Gerbiamas Eduardai. Pūlinys yra. Pūlinys pribrendęs. Reikia chirurgo skalperio ir brūkštelėjimo. Tokia dabar yra mūsų situacija. Pradėsiu truputį iš toliau. Man tai visiškai akivaizdžiai primena KGB sąrašų įslaptinimą. Tiesiog jis reikalingas tam, nes jie dabar yra valdžioje. Nebūtinai visi. Kai kas yra valdžioje ir reikia, kad toliau žmonės nieko nežinotų. Senas pasakymas, kad istoriją perrašo nugalėtojai. Tai dabar yra istorijos klastojimas, kurio įvairiai formom galima įvairiais būdais daryti. Nes jie tai gali, jie suinteresuoti. Taigi klausimas, kadangi tai susiję ir su, jūs labai gražiai pasakėte apie laisvės tą premiją Europos parlamentui, su galutiniu Lietuvos valstybingumo ir valstybės nepriklausomybės, savarankiškumo palaidojimu. Tai aš sakau aiškiai, suprantamai, mes seniai nebeturime lietuviškos valdžios. Mes turim išdavikų valdžią. Mes turim okupantų valdžią, kadangi terminas vidinis okupantas irgi toks gali būti. Ir iš šitos išdavikų valdžios aš asmeniškai nieko nesitikiu, nebesitikiu. Naivu būtų, bet smagu būtų tikėtis, jie susipras, jie pasitaisys. Aš esu praradęs viltį ir sakau, reikia imti vairą į savo rankas. Ir užtat pasakiau rugsėjo 5 dieną savo pareiškime Lietuvos žmonėm, kur aš teikiu jiems savo kandidatūrą į Lietuvos vadovo postą. Pasakiau, gana. Mes patys galime tai pasakyti ir privalome pasakyti tie, kurie yra Lietuvos piliečiai. Už Lietuvą. Ir kad Lietuva yra nepardavinėjama. Bet aš puikiai suprantu psichologiškai. Tie, kurie yra nusiteikę parduoti Lietuvą arba jau pardavė tiksliau Lietuvą, kurie jau yra valdžioje. Jiems save pateisinti reikia. Pateisinti tiesiog reikia. Ir tas pateisinimas yra, kad Lietuva negali būti savarankiška. Ir užtat reikia parduoti turtingesniam, geresniam. O aš sakau, Lietuva neparduodama. Jūs, Zigmai Vaišvila,
irgi tą patį vis kartojate ir jūsų gyvenimo istorija liudija, kad jūs už nepriklausomą Lietuvą. Todėl jūs esat blogas šitam išdavikų klanui. Aš atsimenu prieš 2 metus, čia kai ir buvo tas mitingas prie Seimo sausio 13. Tai nuo mitingo žmonių sausio 13 proga mūsų valdžia, okupantų valdžia, buvo atsitvėrusi policijos grandinė, toliau ėjo tvora, toliau buvo kareivių grandinė, toliau buvo tuščia erdvė ir jų tribūna, išdavikų tribūna, kurioje jie atseit minėjo sausio 13 aukas, o iš tikrųjų paniekino eilinį kartą sausio 13 aukas. Paniekino tos dienos mitingu ir savo kasdieniniu darbu. Kai Dalia Grybauskaitė stovi tribūnoje kartu su kitais mūsų vadovais oficialiais, ploja rankomis ir sako, kaip sausio 13 atkovojome. Jei būnant prieš, vien to užtenka. O norint žmonės įtikinti, kad juoda yra balta, reikia suklastoti istoriją. Tai jinai ir klastojama. Mes maži vaikai, tai aš buvau mažas, sakydavom tokį įsireiškimą. Pirštus nukapoti reikia už tokius darbus. Aš sakau, gana. Tokiem darbam gana, privalu pasakyti. Ir pradžiai jiems visiems pastovėti prie tų kartuvių, kur buvo užrašyta vieta Lietuvos išdavikams. Pradžiai pastovėti. O paskui teisinė sistema, įskaitant ir generalinę prokuratūrą, tvarkingai tarnauja politiniams užsakymams. Štai jiems leidžiamos tam tikros normos ir ribos. Galima pasakyti neapibrėžtai, kad Lietuva nėra teisinė valstybė, bet tada galima kontra pasakymą, kad čia ėjimas į priekį link tos krypties, mes vis stengsimės, gerinsim, tobulinsim ir taip 100 metų. Vykdydami savo arba smulkaus biznelio nurodymus, arba politikų nurodymus. Kai politikai paskirs ką nors kaltu, tai teismai suras straipsnį. Mes sakom, oi, čia tik tai Stalino įsireiškimas. Ne. Tie laikai sugrįžo į Lietuvą. Pastebimai, po truputį, žmonės susiėmė savo darbais ir jie nemato, kas sugrįžo, nes dabar neturi laiko ir jie praradę viltį. Tais perversmo laikais prieš 30 metų žmonės turėjo viltį. Okupacijoje žmonės išlaikė viltį, o nepriklausomoje Lietuvoje žmonės prarado viltį, kad jie yra savo šalies šeimininkai ir gali ką nors pakeisti. Iš mūsų, iš Lietuvos žmonių pavogė Lietuvos valstybę ir pavogė mūsų teisę patiems pasirinkti ir nuspręsti savo likimą. Pavogė. Asmenys, labai gražiai kalbantis lietuvių kalba, mūsų Lietuvos piliečiai, kurie tarnauja ne Lietuvos valstybei ir ne Lietuvos žmonėms. Tai iš vienos pusės tai yra labai graudu, o iš kitos pusės aš sakau gerai, kad pūlinys pribrendo, nes mes turime dabar istorinį šansą, kaip Zigmai jūs irgi puikiai pasakėte, prieš 30 metų buvo istorinis šansas ir mes pasinaudojom, tai dabar 24 metai ir mes vėl turim istorinį šansą. Ir aš džiaugiuosi, kad
iš visų kandidatų irgi pasirodė visi, kas yra kas. Ir čia pozicijos parodimas yra mano suvokimu, pagal mano mąstymą, yra vienas iš svarbiausių, ką mes galim padaryti kaip Lietuvos piliečiai. Parodyti savo poziciją. Tai neatėjimas ir nepritarimas, oficialus nepritarimas ir, kaip jūs paskelbėt, ypatingai teisingą pareiškimą dėl Europos parlamento ir Lietuvos galutinių nepriklausomybės likučių praradimo, oficialus su savo parašu, pasižadėjimas, suprantant viską, kad paskui jums reiks įvykdyti tą pasižadėjimą. Arba tada pastovėti prie tų pačių kartuvių ar gėdos tulpo kartuvių Lietuvos išdavikam. Tai šitos pozicijos neparodimas, tiksliau neatėjime ir neparodime, parodimas pozicijos, kas jūs tokie esate kaip žmonės ir kas jūs esate arba nusiteikę būti kaip valstybės vadovai. Tai aš sakau, tai yra gerai, nes aš už blaivę, atvirą tiesą, net ir tada, kai jis skaudi, nes kito kelio nėra, kitaip mes paskęsime. Tai sausio 13 išvakarėse, man atrodo, tai yra ypatingai svarbu. Ir perkelsiu mintį, kurią aš ne vieną kartą esu parašęs ir prezidentui, dėl mirusios, dėl gydytojų klaidos ligonės, vargšės moteriškės. Kad to ligonio mirtis arba sausio 13 aukos, jų kraujas gali įgauti prasmę, jeigu mes sukursime sistemą, kad tokie atvejai daugiau nepasikartotų. O mes dabar kalbame apie Lietuvos išdavystės istoriją. Gana. Baigiau. Ačiū. Sausio 13-osios įvykiai patvirtino labai svarbų dalyką. Apgynėm nepriklausomybę ne ginklu. Ir ką noriu pasakyti, bet štai mus Maironio gatvėje talžė Aleksandro Žitnikovo vadovaujama, generolo Žitnikovo vadovaujamos divizijos speckuopa. Sausio 13 byloj ir už šį epizodą ir kitą epizodą jam pareikšti įtarimai. Ukraina neišduoda mum jo, jis Ukrainai. Dar ką noriu pasakyti, nežiūrint į visą tai, kai 91 metų kovo 19 naktį Krašto apsaugos departamento vadovas Audrius Butkevičius buvo sulaikytas Omono ir atsidūrė Omono bazėje, Zigmas Vaišvila važiavo į Žitnikovo štabą, kuris buvo naktį ten ir pasakė, išspręsim tą be ginklo. Ir kol neišspręsim, aš iš ten neišeisiu. Taip, aš važiavau pas tą žmogų, kurio įsakymu mane talžė su kitais 20 nukentėjusių. Bet mes sprendėm klausimą. Ir pats kokščiausias buvo tą naktį reikalas, kai karts nuo karto sužinau iš ministerijoje būdėjusio ministro pavaduotojo vidaus reikalų ministerijoje, kad Vytautas Landsbergis duoda eilinį nurodymą iš rūmų šturmuoti mūsų policijai ginklu Omono bazę. Iš priešo būstinės skambinti Vytautui Landsbergiui ir sakyti, pirmininkai, eikit miegoti. Mūsų klausimas mes išspręsim be ginklo. Ir išsprendėm. Taip, tai truko
apie 12-13 valandų darybos tiesiogiai kontaktavimas. Priverčiau Žitnikovą kontaktuoti su jo vadovybė Leningrade, pats kontaktavau Maskvoje su vyriausybės atstovais, TSRS vyriausybės atstovais ir išsprendėm šitą klausimą taikiai. Ir į Omono bazę važiavau beginklis, atkirstas nuo apsaugos, kitaip neįsileido, su vidaus reikalų ministro pavaduotoju Petru Liubertu. Makutinovičiaus kabinete yra nuotrauka padaryta. Mes su Petru Liubertu sėdėm ten. Bet ką aš dabar noriu pasakyti? Šiandien spaudos konferencijoje turėjo dalyvauti Ričardas Savickas. Aš noriu pakalbėti apie tos, kurie drįsta menkystos, sakyti, savi šaudė savus. Be jokių įrodymų. Šitas žmogus sausio 13 naktį vadovavo 50 beginklių kursantų, kuriuos vidaus reikalų ministerija mūsų metė ten prie bokšto, kurie atskirinėjo visiškoje tamsoje puolančius desantininkus ir tankus nuo žmonių buvusių aplink bokštą. Ričardas, kai tankai pajudėjo visą kitą, iš jo būrio beliko 20. Jie kursantai į Bartašiūno mokyklą atsiųsti buvo kvalifikaciją kelti tiesiog. Milicijos kursantai. Ričardas susitiko papulkininkį, kuris vadovavo tiem puolantiem desantininkam. Nemaišykit su Alfa grupė, kuri atkreipė dėmesį desantininkai, o užėmė iš Miškelio pusės, Karoliniškių Miškelio pusės, KGB Alfa grupė TV bokštą. Jiegi viešpatė viens kitą pažinojo iš tarybinės armijos. Ir papulkinis sako, Ričardai, patrauk savo žmonės. Šitą sako, netrauksiu. Tavo užduotis yra viena, mano yra kita. Mes nesitrauksim. Jis matė ten visus žmonės, visus tankus traiškančius, visam šitam. Jis išgirdo, kaip papulkininkis įsakė Zarižai, užtaisyk. O šalia stovėjęs puolantis kareivukas desantininkas paklausė, boivimai ili halastami, koviniais ar tušiais. Atsakymas buvo, sam znaiš. Po to, kai mums pavyko Pskovo divizijos, desantininkų divizijos šaudmenų panaudojimo protokolus gauti, ačiū tiem, kurie padėjo Rusijoje taip padaryti, Tarybų sąjungoje tuo metu dar. Ten buvo ir tokių protokolų. Yra paskelbti krašto apsaugos, pasienio apsaugos tarnybos, Rokiškio užkardos, buvusio viršininko Eugenijaus Šepečio liudijimai. Jis kartu su rokiškėnais gynė spaudos rūmus beginkliai ir televizijos bokštą. Gal keletą citatų pateiksiu. Abeje pateiksiu. Kuris sako, kai Alfa grupė įsiveržė, jie šaudė į juos beginklius. Tinkas krito. Nuo lubų, nuo sienų. Mėly šnekučiai, jūs matėt nuo tuščių šovinių krintantį tinką? Eugenijaus Šepečio liudijimai. Buvom neuniformuoti, neginkluoti, nieko su savimi neatsivežėm, net lazdų neturėjom. Čia plikom rankom buvom. Ginkluotės irgi neturėjom. Galbūt tai daug ką ir nulėmė, nes jeigu mes būtume ginkluoti, aukų galėjo būti žymiai daugiau. Nuo aukščiausios tarybos atvažiavo keletas autobusų, žmonės linksminosi, šoko, dainavo. Iki kol apie 1:50 pamatėme tankus. Liftus buvom visus sugadinę, vandenį paleidom į tunelį. Jo buvo ne tik į juosmens. Tankas privažiavo prie žmonių, paleido porą dūminio užtaiso šūvių į stiklinės duris
ir visas vestibiulio stiklas subirėjo, duris taip pat. Mes puolėm atsukti vandenį, o dar nespėjus to papylėm ir pradėjom atsitraukinėti viršų. Kareiviai sekė mums įkandin, bandė pasiekti buožėm, šaudė. Kai tinkas pradėjo ant galvos birėti, tai supratau, kad vis dėlto netuščiai šaudė. Iš užkardos pareigūnų niekas nežuvo, bet iš kitų gynėjų galėjo būti. Štai ant laipo aikštelės žuvo Šimulionis. Traukėmės laiptais į viršų. Buvom pasiruošę darbinės pirštinės, bet vaikinai per tą jaudulį pamiršo ir nusileido kruvinom rankom nuo troso. Kruvinom. Grįžome į aukščiausią tarybą. Jiem jau tik 8, jų ten 30 buvo. Kai išmušė sausio 11 spaudos rūmų, dalis rokiškiečių pervažiavo į televizijos bokštą. Jiem jau tik 8 į aukščiausią tarybą. Kitiems nebeužteko drąsos, palūžo psichologiškai, sakė 2 kartus išmušti, kabutėse išmušti, 3 kartą nebenori rizikuoti. Apie 4:30 paskambinau žmoną į Rokiškį, pasakiau, kad gyvas. Kodėl Ričardas Savickas šiandien negali dalyvauti? Jis buvo priverstas ekstra išvažiuoti į Vokietiją, kur jo mama yra kritiniai būkliai. Kodėl šį žmogų aš norėjau šiandieną, ne tik dėl to, kad jis liudytų, ne tik dėl to, kad kas ten vyko ir panašiai. Tačiau 2023 metais iš Ričardo Savicko vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės teikimu Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda atėmė Lietuvos pilietybę. Be jo žinios, jo net nuomonės nepaklausė. Taip, už akių. Kaip teismo sprendimas už akių. Mat Ričardas Savickas draugė su mama 2001 metais atgavo Vokietijos pilietybę. Nes Ričardo mama pagal lietuvišką pasą Marytė yra pokario metų Vilko vaikas Renatė iš Rytprūsių. Išgelbėta Lietuvoje ir čia gavusi Marytės vardą. Vilko vaikai apie 7000 Rytprūsių vaikų, kurie 44-48 metais buvo atskirti nuo šeimų, liko našlaičiais. Vokietukai, kaip jos vadindavo, kurie dėl bado grėsmės patekdavo į Lietuvą, Latviją, Baltarusiją, Ukrainoje iš Kionigsbergo, tada dar Karaliaučiaus kraštų oficialiai nevadinto, nuo 46 metų Kaliningrado srities. Juos atveždavosi ūkininkai iš Lietuvos atvykę į turgų ten, motinos neturėdamos iš ko, badavo, kad vaikai išliktų. Atiduodavo vaikus, pasitikėdami tais, kuriem atiduodavo. Geležinkelio milicija kareiviai vaikus muždavo, mesdavo iš vagonų. Šie vaikai Lietuvoje gyveno nelegaliai, nes iki 50-mečio pabaigos jie buvo užsieniečiai. Prisiminkit, kada Kaliningrado sritis atiduota visiškai Tarybų sąjungai. Ričardo Savicko mamos gyvenimas aprašytas Arvydo Šlepiko romane Mano vardas Marytė. Vokiečių mergaitės Renatės gavusios lietuvišką vardą Marytė. Šiurpi istorija, Rytprūsių istorija. Beje, romanas žinomas, skaitomas įvairiomis kalbomis pasaulyje, tarp 50 skaitomiausių knygų pasaulyje. Tai Agnė Bilotaitė ir Gitanai Nausėda, ar Ričardas Savickas ir jo mama nusipelnė tokio požiūrio jūsų, kai jūsų už akių. Aš kreipiausi į Gitaną Nausėdą, su jo komanda dirbau, kad išgelbėt situaciją. Ne, formaliai nieko negalim padaryti. O jūs ar galite į akis tam žmogui ir jo mamai pažiūrėti?
Dar aš noriu keletą citatų iš to straipsnio, kurį paskelbsiu dabar apie tai, ką aš kalbu. Iš teismo nuosprendžio sausio 13 byloje, citata. Po sausio įvykių teisiamojo, čia citata, iš teismo sprendimo nuosprendžio. Juozo Kolelio LKP-TSKP-CK pastato kabinete vyko pasitarimas, kuriame Juozo Kolelio žodžiais dalyvavo 2 kvalifikuoti nepriklausomi ekspertai iš Maskvos. Iš audio kasetės numeris 23, jinai yra kaip įrodymas byloje, eikit visi šnekučiai ir klausykit šitą audio kasetę, kuri buvo perklausyta teisme, matyti, kaip ekspertai apkaltino LKP-TSKP-CK, kad nepaskelbė nacionalinio gelbėjimo komiteto, kurio vardu perversmas buvo bandomas padaryti Lietuvoje sausio įvykių metu, ir padarė išvadą, kad čia tie ekspertai iš Maskvos, kad LKP-TSKP-CK, čia Mykolo Burokevičiaus, kurio šlovingose gretose partijos buvo Dalia Grybauskaitė, ir nacionalinis gelbėjimo komitetas, tai tas pats organas. Ekspertai mokė komunistus, kaip elgtis, aiškint žmonėms, kad pavyzdžiui 3 žmonės žuvo iki įvykių, kad žmonės stumė patys po tankais, nekaltinti ir neversti visos kalties kariškiams. Jei LKP negali būti gynėja, šitą promaskvietišką, tai reikia nors apsimesti tuo. Aiškinti, kad draugovininkai gelbėjo žmonės, nors tai ir prieštarauja objektyviai tiesai. Armija padarė savo, išėjo, o jum komunistam teks čia gyventi. Ir jie sėkmingai gyvendino projektą. Dalia Grybauskaitė, Rusijos valstybės paslaptis, tapo Lietuvos prezidentė 2 kadencijas. Dėl to aš baigdamas noriu paklausti labai paprastą klausimą. Taip, šiandien yra visų pirma be abejo klausimas Agnei Bilotaitei ir Gitanui Nausėdai. Ar jūs tikrai žinot Lietuvos istoriją? Kad jūs galit taip atsakingai ar neatsakingai vykdyti savo pareigas? Vėlgi, Gitanas Nausėda agituoja už daugybinę pilietybę. O ką jis gal nežino, kaip masiškai pagal konstituciją pilietybę mūsų galima suteikti įstatymą numatytais atvejais. Tai pilietybės įstatymas kaitaliojimas ir jo nebereikia ne prezidento dekretų. Vidaus reikalų ministras ar ministrė kepa Pietų Afrikos Respublikos ir kitiem mažiukam gimusiem vaikam, kurie nors šiokių tokių sąsajų turi su Lietuva, kepa Lietuvos pilietybės ir atiminėja. Taip pat ir iš Ričardo Savicko. Daugybinė pilietybė, mėly žmonės gyvenantis mūsų piliečiai užsienyje, reikalinga tam, ne jum pamaloninti, jeigu jie nori, jie gali pamaloninti va tokiu būdu, išsaugant pilietybės. Bet jie reikalinga tam, kad į prezidento rinkimus ateitume daugiau pabalsuoti. Ir tik tiek. O pabaigai, šiandien vėl tai aktualus klausimas dėl karo grėsmės. Aš pacituosiu knygos apie Ričardo Savicko mamą Renatę Marytę, autoriaus Alvydo Šlepiko pastebėjimus apie karą. Citata. Karus kažkas pradeda, kažkas tampa nugalėtojais. Tačiau našlės ir vaikai pralaimė visada. Antras pasaulinis karas pasibaigė. Jie tarp pralaimėjusiųjų, nes žuvusieji buvo jų tėvai, o našlės jų motinos. Pasaulis plytėjo piktas ir pavargęs, o jie tik vaikai, tačiau vilko vaikai. Ši knyga apie meilę ir užuojautą ir apie atmintį. Būtina prisiminti tuos, kurie išgelbėjo Ričardo mamą. Agnė Bilotaitė ir Gitanas Nausėda, paskaitykit šitą knygą. Ačiū, baigiau.